nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Pirmadienio Liepos 25 dienos Jurbarko žiniose matysite. Savaitgalį Jurbarke paminėtos 25-osios pirmosios masinės savanorių priesaikos metinės. Aplinkos ministerija perspėja grybautojus laikytis grybavimo ir lankymosi miške taisyklių. Ketinama didinti baudas už neatsakingą elgesį ant ledo ir neblaivaus pasirodymą viešumoje. Šį penktadienį Jurbarke organizuojamas vandens balionų mūšis. 1, 2, 3, judėkim ir būkim aktyvūs, visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmenine televizija bei neribotu internetu. Daugiau informacijos balticum.lt. Liepos 23 dieną Jurbarke vyko Lietuvos kariuomenės, Jurbarko krašto savanorių ir Šaulių pirmosios priesaikos 25 metinių paminėjimų šventė. Šventiniai renginiai prasidėjo pašventyje prie atnaujinto paminklo buvusiam Lietuvos saugumo departamento direktoriui Augustinui Povilaičiui. Vėliau gėlės ir atminimo žvakutės buvo uždegtos Jurbarke Muitinės gatvėje prie atnaujinto kryžiaus stovinčio toje vietoje, kur 1993 metais buvo rasti 9 nežinomų partizanų palaikai. Jų atminimas buvo pagerbtas ir perlaidojimo vietoje miesto kapinėse. Vidurdienį Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje buvo laikomos šventos mišios už Lietuvos ir Jurbarko krašto savanorius, karius, partizanus ir šaulius. Mišioms pasibaigus vyko iškilminga eisena miesto gatvėmis nuo bažnyčios iki Vytauto didžiojo paminklo, kur vyko atnaujinta savanorių ir šaulių priesaikos ceremonija. Tėvynę mylėti darbais, o ne žodžiais. Šią pareigą puikiai įprasmina savanoriai ir šauliai savo veikla. Prieš 25 metus atėjus lemiamam apsisprendimo momentui, jūs priėmėte priesaiką ir stojote ginti tėvynės, rizikuodami savo sveikatą ir gyvybę. Jūsų veikla svarbi ir šiandien, kuomet kyla pavojai ir grėsmės tėvynei, kuomet visuomenė reikia pilietiškumo pavyzdžių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad daug dėmesio skiriate darbui su jaunimu, kad aktyviai dalyvaujate mūsų krašto visuomeninėje veikloje. Savo sveikinimo kalboje sakė rajono meras Skirmantas Mockevičius, padėkos raštais apdovanojęs pirmuosius Jurbarko krašto savanorius: Anatolijų Baturiną, Joną Stulginską, Joną Dobilą, Joną Kaščiukaitį, Sigitą Sabataitį, Arvydą Anglicką, Alvydą Stalgį, Taurą Staniulį, Juozapą Romualdą Andrikį, Algirdą Kulikauską, Rolandą Lukšį, Eugenijų Žukauską, Antaną Skrickį, Algimantą Batvinį, Darių Povilaitį, Aleksandrą Banaitį ir Virginijų Kuklį. 25 pirmųjų savanorių priesaikos metinių paminėjimų šventėje dalyvavo pirmasis atkurtos Šaulių sąjungos vadas Gediminas Jankus, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacijos prezidentas Kostas Mickevičius, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas, antisovietinės rezistencijos dalyvis Andrius Tučkus, disidentė Nijolė Sadūnaitė bei kiti garbūs svečiai. Šventė graži, prasminga ir tai buvo žmonės, kurie prieš 25 metus rizikuodami, nes niekas nežinojo, kas bus, kaip bus, ir jie visi priėmė priesaiką ir išvyko daugumą ginti parlamento. Mūsų rajone buvo tose vietose, kur buvo reikalinga jų pagalba. Ir labiausiai džiaugiuosi, kad jie įtraukė jaunimą, ypač Šaulių sąjungą. Jie spinduliuoja tuo patriotiškumu
ir jaunimui rodo pavyzdį, kurio labai šiom dienom trūksta. Linkiu stiprybės, vienybės ir sėkmės. Šiuo metu šalies miškuose pats grybavimo sezono įkarštis. Aplinkos ministerija, norėdama apsaugoti grybautojus, kad jiems vietoj gamtos gėrybių į namus netektų grįžti su administracinio teisės pažeidimo protokolu, primena lankymosi miške bei grybavimo taisyklių reikalavimus. Nors grybus galima rinkti visuose ir valstybiniuose ir privačiuose miškuose, reikia žinoti, kad grybauti neleidžiama rezervatuose, specialios paskirties miškuose, ties pasienio zona ar karinių objektų ir tuose miškuose, kuriuose grybavimas ar lankymas dėl svarbių priežasčių laikinai uždraustas ar apribotas savivaldybių sprendimu. Informacija apie tokį draudimą ar apribojimą skelbiama vietos spaudoje, savivaldybės internetinėje svetainėje, per radiją ir televiziją, o prie kelių takų į mišką, kuriame draudžiama ar apribotas lankymas, yra statomi informuojantys ženklai. Grybautojai turi žinoti, kad įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis galima tik keliais. Važiuoti dviračiais leidžiama ir keliais, ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais, netrukdant pėstiesiems, miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Statyti transporto priemonių miškuose galima tik tam tikrose aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, reikia vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių ar uogienojų. Renkant grybus, juos pirmiausia reikia išrauti arba nupjauti prie pat žemės. Griežtai draudžiama ardyti miško paklotę, samanų ar kerpių dangą, niokoti nerenkamus grybus. Miško ekosistemoms ypač kenkiama, kai paklotė ardoma grėbliais ar kitais įrankiais, nes taip sunaikinama grybiena. Kaip nustato grybavimo Lietuvos miškuose taisyklės, draudžiama rinkti, parduoti ir supirkti voveraitės, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis nei 1 centimetras, ir baravykus, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis nei 1,5 centimetro. Taip pat negalima rinkti į Lietuvos raudonoje knygą įrašytų rūšių grybų. Jeigu nustatyta tvarka pažeidžiama grybaujant, piliečiams gali būti skiriama nuo 7 iki 28 eurų bauda, pareigūnams nuo 28 iki 57 eurų. Jeigu tvarka pažeidžiama grybus superkant, parduodant ar perdirbant, piliečiams gali būti skiriama nuo 72 iki 144 eurų, o pareigūnams nuo 144 iki 289 eurų dydžio bauda. Neteisėtas saugomų laukinių augalų ar grybų rinkimas, žalojimas, naikinimas ar kitas neteisėtas šių augalų ar grybų ar jų gaminių įsigijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas užtraukia piliečiams įspėjimą nuo 28 iki 289 eurų dydžio bauda, pareigūnams nuo 57 iki 579 eurų. Iš pažeidėjų taip pat gali būti konfiskuojami pažeidimo padarymo įrankiai ir priemonės, augalai bei grybai ar jų gaminiai. Vidaus reikalų ministerija parengė ir praėjusios savaitės trečiadienį vyriausybei pateikė administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siekiama sugriežtinti atsakomybę už nesaugų elgesį ant užšalusių vandens telkinių bei maudymąsi draudžiamose vietose, draudžiamo metu ar pavartojus svaigalų. Siūloma bausmes už minėtus pažeidimus sugriežtinti 10 kartų, tai yra bausti nuo 100 iki 500 eurų bauda, o už pakartotinius pažeidimus nustatyti baudą nuo 500 iki 900 eurų. Pavyzdžiui, žvejams, kuriuos ugniagesiams gelbėtojams tenka gelbėti nuo atskilusių ledo lyčių Kuršių mariose, skiriama minimali bauda 16 eurų, o didžiausia 60 eurų. Didžiausia bauda, kurią gali pelnyti asmuo padaręs minėtą nusižengimą 2 ar 3 kartą, dabar yra 140 eurų. Sugriežtinti sankcijas siūloma tiek dėl pačių asmenų atgrasimo elgtis neatsakingai, tiek dėl rizikos, kurią kaskart patiria gelbėtojai, sumažinimo, tiek ir dėl išlaidų gelbėjimo darbams sumažinimo. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos skaičiavimais gelbėjimo darbai vandenyje ar ant ledo tarnybai kainuoja nuo 100 iki 1000 eurų. Kaštai auga, jei reikia pasitelkti daugiau pareigūnų, naudoti daugiau gelbėjimo technikos, gelbėti skęstančius ugniagesiai gelbėtojai per metus kviečiami keli šimtus kartų. 2013 metais 478 kartus, 2014 444, o pernai 320 kartų.
Taip pat siūloma sugriežtinti atsakomybę už masinio poilsio vietose esančių maudyklų vandens telkinių netvarkymą, kai tai gali kelti pavojų žmogaus gyvybei. Už tai numatyta bauda siekia nuo 100 iki 500 eurų. Vidaus reikalų ministerija taip pat siūlo padidinti baudas ir už girtuokliavimą viešoje vietoje. Pagal dabartinį reglamentavimą už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose arba neblaivaus asmens pasirodymą viešoje vietoje yra numatytas įspėjimas arba bauda nuo 14 iki 30 eurų. Už pakartotinį nusižengimą baudžiama nuo 30 iki 90 eurų. Šiuo metu siūlomos baudos sieks nuo 20 iki 100 eurų, o už pakartotinį nusižengimą nuo 100 iki 200. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2014 metais 11 500 arba ketvirtadalį ištirtų nusikaltimų veikų padarė neblaivūs asmenys. Policijos departamento duomenimis 2014 metais už girtuokliavimą viešoje vietoje ar girtų pasirodymą buvo surašyti 47 495 administracinių teisės pažeidimų protokolai, o 2005 51 421 protokolas. Štai tokiame vandens balionų mūšyje šios savaitės penktadienį galėsiu dalyvauti visi norintys. Liepos 29 dieną 15 val. Šalia dvaro parko, kitapus Mituvos esančioje pievoje, kurioje vyksta žirgų konkūrai. Aktyvus Jurbarko jaunimas su Erika Greičiūtė priešaky kviečia visus didelius ir mažus į naują, iki šiol dar mūsų mieste nematytą pramogą. Kada atsirado, tai net nežinau šiaip apibūdinti. Ir tiesiog atsirado tikrai ekspromptu viskas. Sėdėjau, sugalvojau, nuėjau pas žmogų, sakau, sutiktum kartu daryti? Sutikčiau. Taip ir prasidėjo viskas tiesiog. Tai labai tiesiog trumpa, bet labai įsimintina ir labai faina akimirka. Kai žmonės visi kompanijom, tokiom būriais mėtėsi seniai kitus balionais, pripiltais pilnais vandens. Ir tai bus viskas 3 valandą, truks kažkur apie pusvalandį, gali ir ilgiau. Pasak šio renginio sumanytos ir organizatorės Erikos, renginys yra nemokamas, o kiekvienu panorusiu jame sudalyvauti yra prašoma atsinešti po keletą vandens pripildytų balionų, kurių gali pritrūkti, jeigu susirinktų didelis dalyvių skaičius. Mes turėsim balionų virš 1000, bet tikrai būtų gerai, kad žmonės atsineštų patys savo balionų. Šiek tiek ten simboliškai, bet jau jie turėtų būti pilni vandens, nes mes jau neturėsim galimybės jų pripūs daugiau. Tai jeigu atsineštų savo pilnus dar vandens, tai būtų šis labai gerai pasaka būtų. O man padeda tai įvairiausi rėmėjai, tai yra Giedrės gėlės dasidėjo balionais, viskas jūsų šventėjai labai taip pat dasidėjo, Detavita plakatais, po to kūrybos įdėjau sakė balionus mum ir dar taip pat padovanojo, po to Rolinas, Liuksas, Star Pizza. Ir labiausiai mums prisidėjo tai Rosita Kalinauskienė, nes aš pagrindinę pas ją jau paskui sakau, taip, ką dabar daryti, ir jinai man viską patarė ir viską jos beveik pagalba ir padariau. Ta patį vakarą į Dainų slėnį jaunimas bus pakviestas dar kartą 11 val. Vakaro. 29 dieną Liepos 3 val. Dainų slėnyje vyks vandens balionų mūšis. Ir truks apie valandą. Ir vėliau susitiksime vakare 11 val. Dainų slėnyje taip pat vykstančiuose po atviru dangum jaunimo šokiuose. Į Jurbarką sugrįžta Superfiesta. Liepos 31 dieną 19 val. Jurbarko dvaro parke vėl skambės vienas laukiamiausių vasaros muzikinių kokteilių Superfiesta. Šlagerių karalienė Birutė Dambrauskaitė, projekto Žvaigždžių duetai nugalėtojas Radži, muzikinės kaukės nugalėtojas Martynas Kavaliauskas, publikos numylėtiniai NTA Tina ir Tadas Rimgaila, scenos huliganai Tautinis Brandas, Popdievaitės, Naujosios Pupytės ir šių metų atradimas televizijos projekto X Faktorius finalistas Aleksas jurbarkiečiams dovanos pačias gražiausias savo dainas. Visai fiestai diriguos renginio vedėjai ir vakarėlių liūtai grupė Husarai. Išankstinius bilietus į fiestą galima įsigyti Jurbarke parduotuvėje Office Day esančioje Vytauto Didžiojo gatvėje.
Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Vairuotojau, susimastyk. Ir tu atsakingas už vaikų saugumą kelyje.